Tai labai svarbu, kad tokios vietos egzistuotų, kad šitas Rokas davęs Vilniui. Labai reikalinga, labai. Įsivaizduokit, 200 įvairių sričių menininkų, kurie gali daryti ką nors. Nėra tokios vietos. Supratau. Ir nebūtinai tai reikia vadinti liuksu. Tik tiek, kad matai, yra lyg dedikuota Jurgiui Mačiūnui, lyg dedikacija jam. Kad jis laisvai taip elgiasi ir mes galim būti laisvi, tęsiant laisvą tradiciją. Matai, visi šitų judėjimai, turizmas dalykas, jie buvo tokie pikti, išeidavo su piktais manifestais. O Fliuksus judėjimas buvo vienintelis, kuris visada buvo su šypsena. Nebuvo pykčio, jie neprotestavo savo darbais prieš nieką, jie tik tai taip kaip Lietuvos liaudės mene, o Jurgis labai domėjosi Lietuvos liaudės menu, nes aš turėjau visada iš manęs knygas skolindavau su patarlėmis, su žaidimais. Jis labai domėjosi įvairiais liaudės žmonių žaidimais. Tas sritis neišsivysto kaip sritis, pavieniai žmonės, nes menininkai išsivysto ir kartu tada jie bendrai kartu dirba, jie draugai, vienas kitą pažįsta ir tada žiūri juos maždaug kaip į grupę, kaip į judėjimą, kaip į srovę. Bet tas srovės antraeilis dalykas. Aš matau, kad čia daugiau gyvybės dabar yra šitam name, negu, sakysim, New York'e, nesu matęs nei Paryžiuje, nei New York'e. Labai geram laikotarpiu. Sutiktumėt, kad lietuvių, reiškias, kažkokie atrinkti filmai... Aš pasiūliau vakarą. Jūs sako, parinkit ir mes parodysim. Bet aš negaliu parinkti, nes aš gyvenu New York'e. Nematau, bet kas nors, kas tikrai pažįsta, kas dedas kine video bendrai čia, turėtų parinkti ir tada parodysim. Supratau. Tiesybę aš nekuriu filmų. Bet jeigu, tarkim... Aš juos tik tai darau. Daryti, tarkim, padaryti filmą. Ar kad šiandieninė Lietuva, tarkim, kaip tas filmas atrodytų, jeigu jūs kurtumėte? Nežinau, čia irgi ne mano būdas, ne mano temas, ne mano būdas. Jonas į kamerą nešiojatės? Jau, taip, bet čia yra mano dienoraštiniai filmai. Ne pagal idėjas, tame filme nėra idėjų. Aš nefilmavau, kad aš čia turėjau idėją. Filmavau, kad kažkas vyko ten, kas mane domino ir norėjau uždokumentuoti pats savo. Be jokių idėjų. Taip kaip viską. Dabar keliauju per Vilnių, ar Paryžių, ar New Yorką ir aš užfiksuoju tą ir kodėl, nežinau, bet aš ir kada galbūt niekados nenaudosiu. Tas pats čia. Žiūrėjau per televiziją, kas vyko, užfiksavau. Taip, supratau. Be jokių idėjų. Niekada nežinau, ką aš su tą medžiagą darysiu. Aš nieko nekuriu. Ir niekados aš nekuriu. Aš kartais rašau, kartais filmuoju, bet aš niekados nekuriu. Aš prieš kūrybą. Aš filmuoju tik tai, kas vyksta ten ir ten jokios kūrybos nėra. Ne mano reikalas daryti. Kam bus įdomu, ieškos ir atsiveš ir parodys. Mano pareiga, kas man įdomu yra, ką aš darau, aš tik filmuoju, videografuoju, matuoju. O rodoma, kas matys, aš galite pažiūrėti per internetą. Aš gana daug esu įdėjęs,
duosiu jums kortelę, aš turiu kažkokią kažkur adresą. Gali duoti, visiems yra prieinama per Taip. Daug dienų. per internetą. Ačiū. Pirmiausia, esu labai nusivylęs maistu Lietuvoje. Maistas yra labai blogas. Taip. Visokios ten mišrainės, nieko nebegali gauti, nei pomidoro kaip pomidoro, beveik nei jokios daržovės, nieko savaime taip maždaug. Viskas sumaišyta, valgai ir nežinai, ką tu valgai. Dažniausiai nevalgo. Aš turiu maišiuką ir maišiukę nusipirkau lašinių ir duonos. Tai čia, ir dar yra maistas, kurį galiu pažinti, kurį aš galvoju. O čia yra maistas. O ten, kur eini į restoraną dabar, tai sumaišyta viskas. Taip. Ja. Taip. O tarkim, galbūt kultūrinėme Ir dar gyvenime. daug ten majonezą, laiku. Tarkim, Lietuvos kultūrinėme gyvenime arba Lietuvos politikoje Galbūt galbūt. tas pats irgi, kaip maistas. Paprastai tas pats atsispindi kultūriniam gyvenime. Bravo. Išskyrus šitą namą. Kur čia. O šiaip tai viskas mišrainė pasidaro. Taip, Ir supratau. politikui tas pats. Taip. Jeigu maišai prarandi, maistas praranda formą ir viskas susimaišo tada ir visose kitose srityse viskas susimaišo. Amerikoje nėra lietuvių. Yra vienas Dalius Naujokaitis, Taip. jo brolis Audrius ir 2 lietuviai yra Amerikoje. Taip. Ir aš turiu lietuvišką rasę, tai aš irgi 3. O kodėl klausytis apie meną žmonių, kurie nieko nenusimano Taip. apie menus? Taip, supratau. Įsivaizduok universitetą ar gimnaziją, kur meno klasės būtų dėstytojas, būtų veterinaras ar koks nors. Mes turim tokią situaciją, atrodo Vilniui, kad kiekvienas, kuris sėdi miesto valdžioje, ar kur tokiam jis gali būti meno autoritetu. Taip. Tai čia juokinga. Taip. Yra šitą vienintelį, kol kas pirmoji visam pasaulyje, kuri šitą, bet reikia centre. Taip. Jurgis Mačiūnas, Soho tėvas. Taip. Mes kalbame apie fliuksus, bet Jurgis visą laiką sakydavo, aš sukūriau tik vieną, man įdomu tik vieną meno kūrinį padaryti. Tai yra sukurti kooperatyvinį judėjimą Niujorke. Jis pakeitė visą žemutinį Niujorką, įkurdamas kooperatyvus Fluxus, kuriuos jis vadino Flex House, Fluxus namais, kooperatyvais. Buvo toks LaGuardia, Amerikoje labai žinomas, kuris yra pakeitęs ten, bet sugadinęs. Jis sugadino, Edvardas sugadino Niujorką, jis investuris ten, jis nugriovė ten prieimą prie vandens, sugadino visą. O ką Jurgis yra padaręs, jis tik tai pagerino viską. Jis pagerino. Taip, supratau. Pozityviai prisidėjo prie Niujorko pasikeitimo ir LaGuardia negatyviai prisidėjo prie Niujorko pasikeitimo. Užmirškit, kad ir nesiklausykit, ką kiti, ignoruokit visus kritikus. Neignoruokit savo amžiaus draugų, bet ignoruokit visus, kurie senesni negu, sakysim, 40. Una su 2 O. Ona su 2 O. O-N-A.
O-O-N-A. Oh no, with an extra.